Sveiki, mėlieji laimininkai ir plačiųjų vandenų mylėtojai. Išplaukti į atvirą jūrą su savo šeima, vieniems, su kateriuku ar laiveliu savo, ar tai realu, ar tai pavojinga, ar tai baisu. Norėdami visą tai parodyti akivaizdžiai ir įprasminti žmonių turinčių rimtesnius laivelius plaukiojimą, mes šiemet su Mareks klubu suplanavome kelionę į jūrą per Latviją į Gotlando salą ir jos sostinę Visbį. Iš pradžių buvo norinčių daugiau plaukti, tačiau reikia suprasti, kad plaukiant jūrą reikia suplanuoti ilgesnį laiką. Mes galėsime išplaukti tik tada, kai bus tinkamas oras. Vis tiek, jeigu banga yra didelė ir priešinė, mes turėsime didelę tarką, kratysimės ir mūsų kelionė užtruks ilgesnė ir bus gal netokia maloni. Ir norint visą tai suderinti su savo šeimomis tą laiką, gavosi taip, kad mūsų liko 3 ekipažai pasiryžę įveikti šį jūrų žygį. Ir prie mūsų 2 Mareksų taip pat prisijungė Aušrinė Meridian 41 pėdos laivas. Kadangi matėme, jog geresnis oras bus po dienos, tai išvakarėse nusprendėme plaukti iš Nidos iki Klaipėdos, ten užsipilti kuro, dar kartą patikrinti laivų techninį stovį, tai yra pasiimti atsarginius filtrus, separatorius, diržus, prasinešti tarnyboms uosto, pasipildyti maisto atsargas, gėlo vandens, padaryti aptarimą ir iš ryto startuoti. Dabar, kad mums patekti į kruizinių laivų terminalų teritoriją, turim plaukti palei smiltynę už vandens kelio, sukam 90 laipsnių kampu į dešinę, apsidairom ir manom tiesiai. Prieš pilant kurą ant tyko rekomenduotina pripilti labai daug vandens. Tada, jeigu išsilies dizelis per alsuoklį arba perbėgs per kraštus, tykas nebegali daugiau drėgmės įgerti. Ir tada lengvai nusivalo, nepažeisdamas, nelikdamas ant tyko. Liuks, mes pasiruošę. Valiau! Gerai. Išeinant į atvirą jūrą, gale reikia pasikabinti namų uosto vėliavą, taigi Lietuvos. Ta dabar ir padarysime. O viršui kabinsime uosto, į kurį einam vėliavą. Valstybė.
Impulsas 3 leidi M, leidimo į jūrą. Taip, yra žmonių. Jo, 5 žmonės ant borto, visi Lietuvos piliečiai pasus turi, asmens dokumentus taip pat. Supratau, tada jūsų galutinis tikslas Švedija. Taip, Švedija. Gerai, prašom. Ačiū, geros dienos. Štai išeinam per vartus, bangelė truputį yra, prasilenkiam su lacmaniniu kateriu, eisime iki posūkio Bujaus tiesiai ir tada suksime į šiaurę lygiagrečiai krantu į Pavelostą. Sargiai, piloto banga pakratys. Ryte praplaukėme pro pasieniečius, prasinešėme ir išjudėjome į jūrą. Ir į priekį nulėkusi aušrinė galingai šokinėdama ant bangų skrodė į priekį. Ir dėja, praplaukus apie 7 km prie priimamojo Bujo, gavom per raciją šeimininko informaciją, kad stop, vyrai, užgeso varikliai, sugedo laivas. Ir tada mes pradėjom plūduriuoti. Laivas aušrinė buvo nešamas bangų link kranto, o mes su Mareksais sukome ratu aplinkui, lėtai laukdami, gal šeimininkas pasitaisys savo laivą. Aušrinės seno laivo varikliai pradėjo strigti, galų gale sustojo, dabar tik vienas užsiveda. Matyt, kad priežastis, kad pamakalavo bangos seną kuro baką, pakėlė šiukšlės, užsikišo separatorius, filtrai ir reikia keisti kuro filtrus ir separatorių. Jeigu jis jų neturi, tai teks nutraukti jam kelionę ir toliau keliausime be aušrinės. Štai mes matome dabar torą ir aušrinę. Gerai, į robotą ten ateina storas, labai laidų toksai gniužulys. Pabandyk pajudinti, gal ten nėra tiesiog kontakto arba masės kažkokio. Deja, jisai neišmetė dreifo parašiuto priekyje, kuris laikytų, pastatytų laivą prieš bangą ir jo netaip stipriai suptų, dėl to jau ir jo šeimai esančiai viduje ir jam pačiam pasidarė sunku, kadangi laivo taisymas užtruko kokias 2–2,5 valandos ir deja pataisyti nepavyko. Tada, kadangi jau laikas buvo popietis ir mus spaudė truputėlį, kad spėtume esant šviesiam paros metui nuvykti į artimiausią uostą Latvijoje, pasirinkę buvome Pavelostą uostą,
mes pamėginome paskambinti, rasti, kas pagelbėtų Aušrinė ir partemptų ją atgal į uostą. Deja, nei pažįstami su didesniais laivais, nei įvairiausios tarnybos pagelbėti nesutiko, atsisakė, netgi pabandėm paskambinti 112 gelbėjimo tarnybai. Jie pasakė, kad visą tai tvarko jūrų gelbėjimo koordinavimo centras. Paskambinom į tą centrą, kuris informavo, kad gelbėja tik tuo atveju, jeigu yra pavojus žmogaus gyvybėms, ir pasakė, kad bandykite tvarkytis patys. Taigi supratau, kad teks traukti man. Mūsų masės yra skirtingos, mano laivo svoris yra apie 8 tonos, o Aušrinės kokius daugiau turbūt negu 3 kartus didesnis. Ir pirmas iššūkis buvo paduoti virvę. Reiškia, apsisuksi savo galu, priplauki prie jo galo, taip, ir laikai neutralaus. Jeigu matai, kad laivą neša į jį per daug, duodi į priekį, supranti, kad neatsitrenktų. Šiaip galų reikėtų. Gerai. Mažiausiai būsiu galu. Ok. Plaukiu prie jo galo, ten apsisuku ir... Ir paskui šalia atsargiai biški matai pagal virvės ilgį, supranti. Reiškia, nuo jo tolsti ir kad jisai pereitų į priekį. Gerai. Nes iš priekio aš abejoju, nepasieksim, mes susidaušim. Tai ir nereikia. Tai nereikia, tai žinoma, kad gal. Gerai. Galas su galu. Gerai, laikykis visada už rėmimo. Duok drąsiai, Atbulą, duok. Lauk, dabar bandysiu mesti. Galia tu laikyt tik laudą. Stop! Į priekį! Truputį virš metro bangų muša, mus kilnojo skirtingais rezonansais ir mes pabandėme iš pradžių galu priplaukti, paduoti virvę ir mums šiaip netaip tas pavyko, tik tai, kadangi šeimininkas buvo nenusiėmęs kokpito tentų, tai bekeldamas virvę link priekio ją pametė ir teko pergalvoti planą B. Nu taip, Dariau! Viskas, Dariau, atleis, viskas, nutrūko virvę. Tada jau priplaukėme daugiau iš nosies, kartu dreifuodami tą pačią kryptimį, priartėjome. Dar. Meskit! Nedarmėsim. Dar. Drąsiai, Dariau, drąsiai. Nu negaliu. Oi. Va. Pagavo, laikyk. Palauk, dabar Dabar nieko, negazuok, kol neprisirišo, nereikia gazuoti. Bet vieną greičiau. Ne, viskas tvarkoj, nepergė. Dabar labai atsargiai. Kas? Trikampis, viskas tvarkoj. Ar už centrinės? Jisai klausia, ar už centrinės. Gerai, už šitos, viskas tvarkoj. Nieko nereikia daugiau. Grįž normaliai. Judam. Apiniok daugiau. Apiniokit daugiau. Nereikia, Dariau, nereikia. O Jėzau, neapsivaisiu. Pavadė, Dariau. Čia trikampis padarytas. Yra trikampis padarytas, viskas gerai. Mums reikia trikampio, o ne jo. Pas turėjo būti trikampis. Nepasi. Pas mus yra trikampis. Atsargiai. Gerai. Važiuojam, neatleidinėk gazo. Informavom operaciją pasieniečius, kad norime grįžti ir nuplukdyti laivą į Klaipėdos kruizinių laivų terminalą, į uostą.
bet pasakė stop, F2 pasaulio čempionatas, uostas uždarytas ir negalima plaukti. Tai vis dėlto pagarba ir ačiū pasieniečiams, jie sutiko, kad mes įplauktume į jų pasienio uostelį, Elingą, ir mes tenais užplaukėme į krantinę. Jie vyrukai išėjo su uniformomis, aš tempiau laivelį priekį, įsibėgėjau, pasitraukiau, užmetėme virvę ant kranto esančiam pasieniečiams ir jie pritraukė ir prišvartavo saugiai laivą. Tai šitai prasidėjo mūsų kelionė nuo tokio įvykio ekstremalaus, be abejo, ir moteris pradėjo galbūt šiek tiek panikuoti ir abejoti, ar mūsų kelionė gali tęstis, bet pasitarėm, ryžtas vėl atsirado jų akyse ir 5:30 vakare, dublis numeris 2, šokom vėl į jūros bangas. Ir iš tikrųjų gerai, kad nestabdėme ir ėjom dideliu greičiu. Mums pasisekė, kad banga buvo iš Port Said, iš kairės pusės iš galo ir mes gan smagiai pralėkėm pro Palangą, Būtingę, Liepąją. Ir jau saulei leidžiantis įsėlinom į nuostabų labai gražų Pavelostą uostą Latvijoje. Štai prieinant prie Pavelostės, gerai, kad nenukirtom kampo prie priėmimo bujaus. Labai daug tinklų vėliavų. Štai priėmimo bujus, čia Pavelostės ir Vedlinė. Pilna aplinkui tinklai, taip kad nenukirtinėkite kampų, būkite atsargus. Jis yra mielas tuo, kad yra dideli molai, gan toli išeinantis į jūrą ir gan saugu ir patogu patekti į jį patį. Tik šitoj vietoj norėčiau atkreipti dėmesį, kad nenukirtinėkite kampų ir tikrai plaukite taip, kaip parodyta Navionics jūrinėje programoje. Pakrantėse yra daug karinių zonų, kur negalima plaukioti. Ir prie pat pačio Pavelostė uosto mes pamatėme, kad aplinkui pilna vėliavų, pilna tinklų. Lietuvoje jau panaikintas verslinės žūklės, matyt, kad toks didelis kiekis, o ten dar yra daug. Dėl to reikia gražiai eiti, tvarkingai pagal priimamąjį bujų ir tada jūsų kelionė bus daug saugesnė. Įplaukę į pasakišką, mielą Pavelostą uostą, mus pasitiko Girts, kapitonas, ir parodė mums švartavimo vietą. Mums pavyko saugiai prisišvartuoti ir mes išėjome apsižiūrėti apylinkių. Na kągi, mėlėjai, pasisupę, pasinardė po bangas, įeinam į gražų Pavelostą uostelį. Mėly žmonės čia mus pasitinka, mojuoja iš visų pusių. Gražiai saulė leidžiasi, nušviečia. Gintarus renka va žmonės. O, tikrai, po gerų bangų, žinai, gintarų atsirado.
Na kągi, išplaukėme iš Pavelostės ir plaukėme per jūrą tiesiai į Gotlando salą. Šitoj vietoj nors oro prognozė rodė, kad nuo vidurio turėtų šiek tiek padidėti bangos ir pakilti vėjas. Įvyko atvirkščiai. Iškart išėjus iš Pavelostės tikrai jau girdėjome šniokščiančias bangas ir iš pradžių mus truputėlį tarką pakratė, padaužė, bet apsipratome su tuo ir 2 mareksais lėkėme gan komfortabiliu, sakyčiau, kokių 26 mazgų greičiu. O nuo vidurio Baltijos jūros, kaip po mūsų laivais rodė apie 100 metrų gylį, staiga aplinkui viskas nurimo. Graži saulutė, lengvi debesėliai ir mes jau padidinam greitį iki 31-33 mazgų ir lėkėme savo su dideliu malonumu, jau atslūgo šiokiai tokia įtampai ir mėgaujantis labai gražiu vaizdu, jūros kvapu. Girdėjosi žuvėdrų klyksmas ir buvo labai gera. Ir staiga netoli Gotlando salos, likus apie kokių 30 mylių, kaip kažkokiam filme užėjo rūkas. Nusileido toks didelis, gražus tankus rūkas. Papūtus lengviam vėjeliui išsisklaidė rūkas. Ir mes pamatėme salos siluetus, akmeningus, gražius, jau atsirado vienas kitas laivelis, dažniausiai būriniai, ir mes įslinkome į Farezundo sąsiaurį. Tai yra Gotlando sala, tarp pagrindinės salos dalies ir Faro atskilusios dalies. Ir įplaukėme į tą dalį, jau joje yra keletas uostelių, jie tokie pustuščiai, kursuoja keltas į tą salą, yra kuro kolonėlė, bet kadangi mes pasislėpėme nuo vėjo, apiplaukėme salą, kai kurioje vietoje yra labai siaura ir žymintis bujai yra vienas nuo kito gal tik tai kokių 30 metrų atstumu, dėl to reikia plaukti tiksliai per juos. Ir lėkėme mes anoj pusėje, pasislėpę nuo vėjo, vėlgi štilius, vanduo lygus kaip sviestas, slysta kateriai nuostabiai, nuotaika puikiai, iki Visbio liko tik koks 120 kilometrų. Dabar esam Gotlando saloj, iš tikrųjų plaukiam tarp Gotlando ir Faro salos. Šiuo metu po laivu 8 metrai gylio ir dabar jau reikia dėmesingai žiūrėti bojas ir kitus ženklus. Čia jau daug akmenų, vingiuoja kelias. Nuo Pavelostos iki čia atėjome per 3,5 valandos, maždaug 23 mazgų greičiu. Gražu, oras geras, įgula patenkinta, štai draugai paskui mus plaukia, keliaujam toliau.
Visby. Štai pakratė mus pabaigoje kaip turi būti. Tačiau štai yra krovininių baseinas, keltų ir ten toliau kairiai pusiai kuro kolonėlė. O po dešinė jau senamiestis ir svečių vietas. Iš tikrųjų labai malonu ir labai gražu, kokia jūrinė kultūra yra Švedijos uostuose. Malonu, kad jie matė mus AIS sistemoje, iš anksto jau buvo pasiruošę pasitikti, kadangi tą prašymą mes buvome pateikę prieš keletas dienų ir mes įplaukėme į Visbio uostą. Iš pradžių buvo pramoninė zona, kur kursuoja krovininiai laivai, keltai ir paskui jau tas pramoginių laivų ir burinių uostelis su kuro kolonėlė šone, kur ir mes radome savo švartavimosi vietas. Prisišvartavę, atsižymėję kapitanijoje, mes išėjome apsidairyti po patį miestelį ir uostą. Labą rytą, mėlieji. Na štai, 5. mūsų kelionės diena. Ir dabar brėkšta aušra ir mes atsistumėm nuo kranto, pažiūrėjom, kad yra geras oras ir keliausime per jūrą. Atgal iš šio nuostabaus Gotlando miesto Visby. Tikrai jis labai gražus, su dideliu senamiesčiu. Mums pasisekė pabūti jų viduramžio šventėje, kur visi buvo su nacionaliniais kostiumais, daug senovinių mašinų važinėjo ir puikiai čia praleidom laiką ir norėsime čia sugrįžti. O dabar atsistumėm ir keliaujam. Norėjom pasilikti šiek tiek ilgiau, tačiau matėme jūrinėje prognozėje gerą orą. O tas yra labai svarbu, nes stebint orą reikia ne tik stebėti kokio dydžio vėjas, bet labai svarbu kokios krypties vėjas, kokio dydžio bangos ir kokios krypties bangos. Nes jeigu banga yra iš galo arba iš šono šiek tiek, arba net visiškai iš šono, jeigu nedidesnė negu 1,20 m, 1,30 m, tai jūs tikrai gan komfortabiliai galite plaukti autopilotų norimamų kursų. Kadangi oras buvo geras ir mes matėme, kad galbūt net prašoktume per vieną dieną iš Visbio pro Faresundą į Latviją, užsipilam kūrą ir lyg ir neblogas oras toliau pro Liepąją, Būtingę, Palangą, į Klaipėdą ir į Nidą. Dėl to briefinge vakare sutarėme, kad išplaukėme prieš aušrą. Taigi atsikėlėme ankstyvą rytą ir sėdome į laivus ir atsisveikinę su gražiu svetingu uostu išplaukėme į jūrą. Tikrai vėl lydėjo mus gan neblogas oras, kuris tarpais keitėsi, užeidavo prastesnio oro gūsiai. Mes jau buvome apie pietus Latvijoje, Pavelostai, tada nusprendėme skirti 1,5 valandos poilsio, pavalgėme, skaniai pamiegojame kajutėse
ir po pietų jau pasukome link Lietuvos. Impulsas 3, čia leidėm. Leidėm. Grįžtame iš kelionės, prašom leidimo į Klaipėdos uostą. Kapitonas +3. Gerai, supratom, leidėm, iš kur grįžtate? Iš Švedijos per Paveluostę su Toru. Gerai, supratom, prašom. Ačiū, gerą vakarą. Visi mes nusprendėme, kad bandysime turėti tokią tradiciją. Kiekvienų metų rugpjūtį, priklausomai nuo oro, nežinia kokią datą, kas bus techniškai pasiruošę, tvarkingai tikės, bandysime daryti žygius po jūrą, kad ne tik mėgautis draugija mūsų šitoj nuostabioj lagūnoj, Kuršių mariose, deltos nuostabiose upėse, bet ir keliauti po Pabaltijį. Tikra Latvija, Gotlandas, Botnijos įlanka, Švedija, Stokholmo archipelagas, Lenkija, Danija, Vokietija, o kas turės laiko, galės netgi ir pasukti per laukus ir upes, tai yra per kanalų ir upių sistemą, netgi per Belgiją, Olandiją, Prancūzija. Ta kelionė yra graži. Ji eina per miestų senamiesčius, per gražiausias vietas, per pilis, per vynogynus. Jūs tikrai turite kur sustoti, pabendrauti su bendraminčiais, su tokiais pačiais klajūnais ir turėti nuostabų laiką su artimaisiais, su šeima. Arba patys pažinti mūsų pasaulį iš vandens perspektyvos. Taigi tiek su jumis šiandien apie vandenų pasaulį, apie laivus, apie jūrinės keliones. Ir kaip visada atsisveikindamas sakau, smagaus plaukėjimo. Kitą kartą papasakosiu apie mūsų kelionę po Kroatijos salas. Bet tai jau kitą kartą.